Čia labai blogai bus. Niekas nevažiavė čia. Ankstus rytas, startas, nudeginam tepalus, kurie buvo pralieti. Iš karto remontai, nėra degimo, bet pasirodo nedidelė bėda. Nebuvau prisukęs minusą varžtelę. Kaip pradžia, Karli? Prastai. Kodėl? Tavo vėl elektros ieškojam, dabar pasikalbėjimas neveikia. Specialiai čia kažkaip. Nebekalbėsim, dabar iškart šūdas. Reiks dairytis man atgal, ar tu iš galo važiuoji. Greičio ruožas, kaip tu mane pasivysi? Kaip tu, jeigu aš pagriusi, Tai vat, nulėksi? šikna. Pradžia prasta, bet gal paskui bus gerai. O, pagaliau, pirmą Husqvarną. Taigi sveiki, enduro mylėtojai ir vėl su jumis Laurynas. Šiandien važiuojame enduro ralį. Birželio mėnesis, vasara, gražus oras, Ruklos kariniam poligone, kuris yra veikiantis, kariai treniruojasi, galim sutikti mes šarvuočių. Šiandien varžybose mūsų laukia greičio ruožai ir maršrutas. Tai maršrutų važiuojam dabar iki pirmo greičio ruožo. Važiuojam komandai, dviese, komanda Bombardier Metalist. Iš viso laukia mūsų 2 ratai, 4 greičio ruožai. Šį kartą prisijungia ir mūsų draugai Martinas su Karliu, dar kitaip vadinimo švogeriu. Martinas važiuoja su Honda CRF 3, Karlis su Suzuki DRZ. Taip pat priekį važiuoja Donatas su Robertu, turbūt atsimenate iš enduro čempionato. Ir ką, mes draugiškai judam į greičio ruožą. Šiaip nebijokit dalyvauti tokiuose renginiuose, nebūtina gerai važiuoti, bet gaunat progą pasivažinėti kariniam poligone, Rukloje, Smėlynuose. Tokiais maršrutais ne kasdien gausite pasivažinėti legaliai. Tai nepabijokit, nereikia būti pirmiem, svarbu pravažiuoti, išbandyti savo jėgas. Kol kas pravažiavimas nesunkus, truputį smėšlynų, bet niekur nestringam. Na ir privažiuojam pirmą greičio ruožą. Mūsų startas nebuvo pats geriausias, pradėjom pirmų bėgių, o šiaip reikėtų antrą bėgių, gazas dugnas ir numetė sankabą. Užleidžia Karliui į priekį, pasitempas geresnis. Šitą ruožą važiuojam įskaitai, laikui. Laikas yra užskaitomas tik tada, kai abu motociklai kerta finišo liniją. Gan greitas greičio ruožas. Čia irgi kaip enduro čempionate yra tam tikras laikas, kada tau greičio ruožai yra atidaryti. Tai pravažiavimo irgi turi veikti nesnausdamas. Karlis kaip geras kolega vis atsisuka atgal pasižiūrėti, ar aš esu. Šiaip visą laiką šnekamės, bet dabar sugedo pasikalbėjimai, tai likom be pokalbių. Pirmas sudėtingesnis kalniukas, Marčius stovi, neužkyla. Bandom, mano eilė. Neįsibėgėjus nepavyko užvažiuoti. Per mažas pagreitis buvo. Geras kolega Karlis iš karto bėga manęs gelbėti. Bandysim motą ištraukti iš provėžos, nes dabar pasikabino ant dugno. Iškelia motą iš provėžos. Karlis pabandys užkasti, kad nebebūtų duobės ir pabandysim išstumti. Be Karlio pagalbos būtų labai sunku.
Tu mašinai. Labai daug negazuok. Gilio smėlio provėžos nėra taip lengva pravažiuoti. Po moco kilnojimų vis tiek išsibalansuoja stresas. Sunku nusiraminti. Na ir Karli, aš tau turiu prisipažinti. Dieną prieš buvau vestuvėse ir sakiau, kad švęsiu ramiai, negersiu. Tai buvo atvirkščiai. Grįžau 3 ryto, neišsimiegojau. Ryte živonė tikrai negeriausia sveikata. Dėl to ir buvo tie batonai. Dar plius vanduo man tekėjo. Dar pradžioje nutraukiau savo vandens čiulptuką iš vandens kuprinės. Ir jis teka dabar. Aš langelę buvau užsikišęs už akinių juostos. Tai jeigu jinai man nusileidžia, visas vanduo teka. Aš vandens žiauriai norėjau gerti, žiauriai troškyną. Ir aš turėjau jį taupyti. O vanduo yra būtinas įvažiuoti tokiose varžybose. Nes vanduo yra energija. Vanduo, kaip sakant, yra maistas raumenims. Išprakaituoji ir tau reikia jėgų. Iš kažkur būtų, kad energija tai. Vanduo su elektrolitais tobula. O šiandien yra karšta vasaros diena, plius 25 gal, ar net daugiau. Tai dehidratuos žiauriai lengva. Net nebandykit važiuoti be vandens į tokį reikalą. Ir geriausia pilnai pailsėjus, geroj fiziniai būkliai. Ne kaip aš pribaliavojęs, beveik visą video girdėsit, kaip aš dūsauju iš nuovargio. Po kairę galim matyti teisėjus stovinčius ant motociklų. Turbūt stebi ir niekas nekirta trasos. Čia trasa aiškiai pažymėta, nereikia daug galvoti, kur važiuoti. Tiesiog spaus dugną. Ant rankų turim tokias kaip laikrodukus, panašius kaip vieši vandens parke. Tai prie jų prideda daviklį ir užfiksuoja mūsų laiką. Pas Karlį kaip visada tempas neblogas, važiuot moka, geras vedlys. Na ir finišas. Pavyko kartu finišuoti. Tikrai man buvo nelengva. Švogeris žiūri sunerimęs. Po greičio ruožo pailsim. Sutinkam su Roberta, aptariam kaip sekėsi. Ką? Kur marčiu matęs? Lyg ant kalną. Čia tau palinko ar čia taip turi? A tu ne? Lėtai, jisai čia nukrito, pradžioje sako važiuoti, aš taip lėtai važiavau laukiu. Jau fiksuojas, kai tik Jo, abudu. Bet tik čia mačiau po vieną, daug kas visa. Bet taip lėtai pravažiavau. Kėdės šukydamas. Na ką, pravažiavomės iki antrą greičio ruožo. Judam. Blėdi. Strypį pagavau. Padangėlę. Man atrodo, baigės ralis. Sakėm, neimsim padangų, nes nereikia. Eiktų narai. Kokios naujienos? Labai blogos, liūdnos naujienos. Mašinoje turėjom kameras. Sakom, nereikia. Pasim, kad po to neprireiktų. Kažką turim. Lopų klijų kažką tai, klijai tikiuosi neuždžiūvi. Prieš kiek metų tai klijai šitas naudoji? Vėsiai išdžiūna. Minkšti? Davai, tik būkit klijai.
Daryk. Yra? Tuščias? O! Yes! Yra Mano. virsas. Įdomu, kokia skylė. Pagavau kažkokį strypą. Metalas strypą. Metalinį. Važiuoju. Dumš! O, išbirė važiuoklę. Truputį pramokė bairio, sakito moco kojelė. Įmygam padangą. Martynas davė mantiruočių. Bandysim susiklijuoti. Rasim. Piršto laužyklo čia. Tai va pasirėmėm. Ir turi keltuką. Ištrauksi? O. Nu, skirutė, ateini čia. Atidavali tokią plonų kamerą, čia ką? Ir kompresorių. Tai gal matysis, ar ne? Parodė. Žinau, prisibučiam bus. Va. Dai už kartą. Kaip seniai, tokia skylė. Strypas kaip davė. Dvi. Nu, strypas kaip perverė, tai. Klijų užteks. Tikėkime. Bet angelas sargas. Gelbėja visą laiką. Žodžiu, lop neveikia. Strypą pasidavau. Tokį. Čia nais? Pompą turi? Turim. Susidės. Montiruotės turi? Turim. Normalės? Nu, tokias pavaikiškas. Nu, tai jau. Laikis. Hajome elektrinis kompresorius pūtė per silpnai. Pagalbos susirinkom. Nu, labai lėtai. Ilgai laukti reikėjo. Pripus ratai. Padanga užmontuota. Judėsime tolyn. Pravažiavime būtinai turi važiuoti maršrutu. Turim užsidėjęs sekiklis ant motociklu, kuris mato mūsų greitį, GPS-ą, kur esam, visą maršrutą. Tai jeigu kažkur mes nukirsim, tai gausim taškų baudos arba neužskaitys važiavimo visą. Pravažiavimuose daug durpyno ruožų, daug kur stringam. Saugiklinė geriausiai vietai. Atrodo ištraukė, bet neišvažiuoja. Atkreipkite dėmesį, man teka vanduo. Vakar tas turėjau omeny, kad man dingsta vanduo. Drąsiai Karlis prašoko. Soft klasėje iš viso 7 komandos. Po pirmo greičio ruožo mes esam 4, nors ir turėjome sunkumų su kalno ir kelis batonus, bet šiaip visai neblogai kartu finišavom. O švogeris buvo sunerimęs, nes jis nepalaukė Martyno, o Martynas negalėjo iškilti kalną, jeigu matė, kur ten Karlis jį aptaškė visą smėlį. O greičio ruožas užskaitomas, kai finišuoja abu žmonės. O pirmo greičio ruožo nugalėtojai yra enduro leidės Eglė Bludžiūtė ir Julija Vasilytė. Tikrai gerai važiuoja. Nežinau, sakai, čia nieks nevažiavę. Čia labai blogai bus. Nieks nevažiavę čia. Kas ten?
sakai? Pagalys, kurva, dugne. A gilu ten? Iki filtro. Pabradau, patikrinu gylį. Vis dėlto protingai reikia daryti. Čia pohui. Batai išdžius. Čia Karli. Čia varis kartai varau dabar. Nu davai. Skersai mane į tą tolimesnę vietą taikyk. Nes ten šaka. Atsakingai reikia rinktis, kur važiuoti, kad nestriktumėm, nes mums laikas ribotas iki antrą greičio ruožo. Ir matom žiūrovų minią. Nieko gero nelauk. Kažkas bus jau. Ja. Pumku darom. Nieko, čia dešiniausi kampą. Čia vaina gerai. Reikėjo ten, tą medį važiuoti, bet, nu. Antrą kartą padeda, nelaimė, ačiū jiems. Galvoju dabar, kaip čia paimti, čia sur. Lemba čia reikia užsikelt tą galą. Va ten. O, ant kojas. Aha. Sunkus dominatorius iš karto smenga čia, net ir daug gazo čia nepadės. Tiesiog jisai įsismeigia. Iškeliam priekį. Tai tu už rankinos, imk už rankinos, aš už rankinos ir tu už rankinos. Atsistok tenai, atsistok tenai. O, Vinci. Kad čia. Bandyk važiuoti, jums geriau. Nu davai, su rankinom dar dviesi. O, gazą reikia duoti. Sena gera rato technika ateina į pagalbą. Apsuku ant gazų, eik tą pačią vėžę, eik. Ir tuo gazų. Pažiūrėk, šitą medį apvažinėjo ir kur vaisai stovi, žinai, va palei pakraštį ir... Arba gali aplink medį. Apvažiavau aš to pakraštį, nelindau tą teklą, kur Karlis linda. Kad ir sako, lengvai pravažiuosi, žinau, kad nepravažiuosi, nes sunkus motas iš karto smenga ir nepajudinsi tu ją. Net ir gazas nepadės. Pravažiavimai tai visai įdomus tokie. Visko yra. Ir gilios provėžos, buvo rastų visai. River crossinimų. Aišku, čia stengiasi taupyti jėgas, važiuoja ne laikui, judam vis dar iki antro greičio ruožo. Tikimės, kad spėsim. Per dešinį. Čia per dešinį. Ne? Jo, viskas gerai, nerodė atrekamą. Taip pat čia yra ir turistų klasė, kurie važiuoja neįskaitą, tiesiog pravažiuos maršrutą. Tik Kęstutis, kur davė kamerą, jis ir važiavo turistų klasė. Jiems laikas nėra svarbus. Bet azartas vis tiek smagiau, kai važiuoji laikui. Lenkiam lėtesnių tempų važiuojančias. Nežinau,
gal čia gal turistai. Žemiai savo važiuoja. Nenufilmavom, bet privažiavęs antrą greičio ruožą mums pasakė, kad jisai jau mums yra uždarytas ir nebebus užskaitytas. Tai mes varžybas galim tęsti toliau, bet už antrą greičio ruožą mes gausim baudos taškų. Tiksliai nežinau, kaip yra skaičiuojami taškai, bet kuo mažesnis laikas, tuo mažiau taškų turi. Ir bendrai sumuojasi tavo visi taškai. Viso maršruto pravažiavimo laikas nėra svarbus, tiesiog svarbu tarp į rėžius ir pravažiuoti greičio ruožus. Visus. Ебать! Va ir komentarą. Nebenoriu aš važiuoti. Tikiuosi saugiklis čia. Bet geras. Vėl elektra. Klasiškai man bėda su elektra, bet šį kartą jau pasikaustęs, pasiėmiau testerį. Nežinau tiksliai, ką man čia bėda su ta elektra. Pasikeičiau ir provodkę, vis tiek tas pats gauna didesnį smūgį ir nusprogsta saugiklis. Jeigu žinote ar spėjate, kas gali būti, pakomentuokite. Dalyvių irgi čia visai nemažai, apie 100 su turistų klasė. Na, svoris irgi duoda savo, tik biški kas ir stovi. Duolė! Iš viso yra 4 klasės, hard enduro hobby, soft klasė ir ATV utility. Nemažas ruožas ir smėlyno, bet čia negilios provėžos, tai nesunku važiuoti. Prieky laukia mūsų Red Bullio mašina, atsigaivinimui duoda Red Bullį. Mano vanduo beveik pasibaigęs, norėjau žiauriai gerti. Ir tikrai ne Red Bullio, galėjo duoti vandens. Su Karliu naudojom vieną navigaciją, Montana 610. Tikrai nebloga, nesiskundžiam. Prieš startą duodam navigaciją teisėjam, jie įrašo mums maršrutą, negali būti jokie kiti maršrutai, kad nesikirstų to. Maršrutas yra tas pats visoms klasėms, tik tai skirtingos klasės startuoja skirtingų laikų. Turistams nėra greičio ruožų. Ir tik draugiški keturračiai praleidžiam. Visi varžybose draugiški. Tai jeigu galvoju važiuoti turistų klasėse, tai daug maž tokie važiavimai. Na ir po vieno rato grįžtam į bivaką, į bazę. Čia ir pasipildyti galima kūro, vandens atsargų pasipildysimės. Vienas ratas 50 km, taigi po bivaką mes kūro neturėjom pasiėmę, bet beveik įsukant jau į miškus pasiveikė benzinas, rezervas įsijungė. Tai mes greitai nulėkėm į Jonavą, užsipylėm bakus ir grįžom. Visiškai nepagalvojom, kad gali pasibaigti. Su dominatorium gali nuvažiuoti 120-105 km. Bet kai čia, matyt, suki rankiną, tai daugiau ryjai. Vis dar neaišku, ar spėjom į greičio ruožą. Matomi keturračiai pradėjo. Čia yra trečias greičio ruožas. Jis toks pats kaip pirmas.
Kadangi mes startavom prieš keturračius, tai jie mums užleido, kad nesimaištumėm trasai. Daug kas klausė, ką mes darėm su dominatorių važiuokliam. Tai realiai nieko nedarėm, viskas yra stokas, tik tais į priekinės šakes susipylėm tirštesnius tepalus, o galinį amortizatorių atsinaujom FastMX. Žiauriai daug tas davė. Per bumpsus gali važiuoti didesnių greičių, tavęs neišmeta į orą. Žymiai geriau su gerimi smūgiai. Nors šiaip čia važiuoklė žiauriai prasta. Legendinis kalnas, kur visi strygom. Be problemų. Dabar jau žinom, kad mes tikrai nebūsim pirmi, tai tiesiog pravažiuoti viską reikia. Tikslas yra užbaigti. Kaip sakant, nemėgstamės nepabaigtų reikalų. Viską padaryti iki galo, treką pravažiuoti iki galo reikia. Vis tiek gera treniruoti ir kitiem kartam. Per tokius bumpsus tikrai norisi geresnės važiuoklės. Susimėčiau, bet nenugriuvau. Sunkus kvėpavimas išduoda, kad nėra labai lengva man. Tiksliai nebepasakysiu šito greičio ruožo ilgio, bet man atrodo apie 5-8 km. Karolis finišuoja. Bet laikas užskaitomas, kai abu finišuoja. Visą kelią nebuvo betonų. Ir prieš pat galą turėjau nugriūti. Ką, pravažiavimas iki antro greičio ruožo. Jau trasa labiau išmalto. Sunkiau rinktis trajektoriją. Aš padariau klaidą. Oi, blėt. Labai negerai. Sugalvojai lengvesnį kelią. Ką? Oi, suka. Čia labai bus. Gal priekį pradžią iškelt? Pradeda dušt viltis, negalima varė. Nenorim padaryti tas pačios klaidos, nespėti į antrą greičio ruožą. Šiandien žiauriai karšta. Šitoj vietoj prasidėjo dehidratacija truputį. O, taip. Gal ten dešiniausia varyt? Nors ir vandens buvom pasipildė, bet jisai jau baiginėjasi. Reikėjo taupyti. O net greičio ruožo nepasiekėm antro. Tai gal čia reikia durt? Pravažiavus 100 dalyvių, ta vieta tapo gilesnė. Vanduo pakylo. Geras suslapa koja. Ką? Suslapa koja, geras suslapa. Gal kairiau durt? Nu davai, duriu dešiniau. Tai dursiu aš.
Prašokau. Nepavyko įrašyti pradžios, bet čia yra antras greičio ruožas. Jis yra daug ledesnis, gilesnis provėžos, techniškesnis ir trumpesnis, gal iki 3 km. Neskabam, nes nėra kur skabėti. Jau žinau, kad nebūsim pirmi. Tiesiog mėgaujamės. Vis dar nelabai mokam važiuoti provėžom. Tiksliau aš nemoku, Karlis jau gerai moku. Jis nurūkęs. Bet jis vis tiek palaukia mane. Ką esu padaręs iš modifikacijų, pasiaukštinęs vairą. Kurva! Gerai! Palaukė, va. Paklausė, kur esu. Nes jeigu aš nefinišuoju, tai jam irgi laikas prastas. Komandinis darbas. Sunkus komandinis darbas. Aukštesnis vairas yra kažkiek patogiau, važiuojant atsistojus. Bet dominatoriui nerekomenduočiau dėti aukštesnį vairą. Netinka ten. Stabdžių, šlangelės, patsosas per trumpas. Tada atsiranda papildomų problemų. Kaip ir originaliai, tai geriausia ir palikti. Nelabai skirtas varžybam. O šiaip motociklas fainas. Na ir štai. Antro greičio ruožo finišas. Paskutinis greičio ruožas. Galim ramiai atraukti iki finišo. Jeigu patiko mūsų video, pasubscribinkit, palaikinkit, parašykit komentarą. Ar važiuotumėte tokiose varžybose? Gal kažkas domina? Tikrai atsakysim visus klausimus. Jūsų palaikymas skatina toliau kurti. Čia gal geriausia varžybų vieta. Švarus smėlis nepravažiuotas. Tikrai jauties kaip Saharoj. Gal ten ir buvo biški ištreka. Nepykit. Jaučiasi, kad atvažiuojam paskutinį, kiti susikroja motus, išvažinėja. Bet tikslas finišuoti. Ir važiuoti viską. Nepasiduoti. Kovoti iki galo. Privažiavus finišą nėra jis labai iškilmingas mums. Jau matosi, kad baiginėjasi, visi jau kraunasi ir daiktas atgal. Ai. Diplomas išrašyt? Pasitinka mus Martynas ir švogeriu. Jaunuoliai. Norėjau pasiduot. Karlis. Jie buvo norėjai pasiduot? Aha. Aš bet irgi žinau, vienu momentu nasko buvo. Nufotkins, jeigu nori. Davai. Redbulės vaiduos. Nuo gėliukų Redbulių to širdis sustos. Man tai, blėt, jau dabar atsigavau, vizdės buvo visai. Lomikas, nuo karščio. Pasidė gal. Trakim. Ačiū. Ką, finišavom? Finišas. Sunku buvo. Vėl sunku, vis laik sunku. Jo, bet nespėjom į vieną greičio ruožą. Padangą, sprogo padangą, kol pasikeitėm, davė labai ačiū šitam, net nebeatsimenu vėl vardą. Gediminas. Kamerą davė, nes mes klijavom, neužsiklijavo. Klijai ausimi. Sklijam padangą, tada važiavom, varį dingo elektrą vėl. Biškai, 10 minučių praradom. Ir nespėjom antram greičio ruožą. 15 minučių pavėlavom. Tada kūras baigės. Ai, tada dar kūras baigės. Vėl dzirnelis to kūro. Nuvarėm. 5 kartą baigęs kūras, nepasimokom. Nuvarom iki Jonavos ten beveik, užsipylėm. Na ir tada sunkiai pabaigėm tos greičio ruožus. Jau jėgų nebuvo, rankas traukė, bet kažkaip pavyko. O, smagu.
Gaiviųjų. Gaiviųjų dabar, laukiam.